Tai mergaitė vystėsi normaliai nėštumas, paskiau kažkaip mum užkliuvo tai, kad jinai prasčiau mato ir va tiesiog šeimos gydytoja nusiuntė pas kitus specialistus, tai pakliuvom pas neurologus pirmiau, tiesiog buvo paskirtas galvytės magnetas. Tai kadangi kai laukiausi 13 savaitėj, mums jau genetikė pasakė, kad gali turėti ten tą augliuką galvytėj ir padarėme ir atėjo atsakymą, kad yra daugybiniai smegenų navikai pas mergaitę. Ir po to eina lydima epilepsija, kol kas stabilu, ten paaugę yra jie šiek tiek, bet tolimesnio gydymo dar neskiria, tiesiog stebėjimas toliau. Kadangi tie augliukai yra gan pavojingose vietose, jie yra atsakingi ir už regėjimą, ir už kalbą, bet kalba kol kas viskas tvarkoj, tiesiog su laiku yra prastėjantis regėjimas. Tai tiesiog vis koreguoti reikia akinukų stiprumą, tiek ir laukti, kai bus toliau, bet tikėkimės, kad viskas bus tvarkoj. Mergaitė svajojo apie tokį gyvūnėlį turėti, jai vis patikdavo, bet nedrįsdavom įsigyti, o jai dar nenorės, gal neprižiūrės, bet vis su laiku bandėm ir vis dėlto patiko. O ko dabar labiausiai norėjom, tai kad pavyktų langus pasikeisti. Dėl to, kad vis tiek žiemos ateina šaltos ir pro apačią būna pučia. Didžiausia buvo svajonių, aišku, su žmogum voru susitikti, kas be ko. Tai ten numeris 1 turbūt. Paskiau jau ir gyvūnėlis, aišku, jau ir vežimėlį irgi labai seniai svajoju. Čia tokia gal ir smulkmena, bet mum, o mergaitė tai yra vis tiek džiaugsmas jau ir ten lėlytės gali pasiguldyti ir vežioti. Tai jeigu iš tiesų kiekvieną dieną verksi, turbūt nuo to nieks nepasikeis. Tiesiog laukiame esam, kad ir su viltim, kad viskas bus gerai. Aišku, kaip ir sakau, tuos diagnozės išmušė iš vėžių vis tiek ir tas ir buvo ašarų, kad pagalvojus apie ateitį, kaip bus toliau, kaip žmonės priims, nes dauguma žmonių būna atstumę sužinoję, tiesiog arba išvadina visaip mergaitę, tiesiog kaip toks vaikas gali su kitais integruotis. Tiesiog vis tiek sulaukiam visokių labai pašaipų, kurie nemoka priimti tuo, tai linkiu, kad jie niekada su tuo nesusidurtų. Netektų pažinti, ką reiškia onkologinė liga žmogaus, vaiko, savo ar bet kokio kito. Nes turbūt tie žmonės, jie nežino, kas jiems gali patiems rytoj atsitikti, gal rytojaus net nereiks. Labiausiai padėkoti savo šeimos gydytojai Giedrai Banieniai, tada Kauno klinikų hematologijai Rūtai Maškiai, kol kas be Rimanto Kaukėno paramos fondui. Norėčiau padėkoti gydytojai Lingvitai Gumbelevičienei neurologijos skyriaus. Ir ačiū visiems labai nuoširdžiai, kurie prisidėjo prie to, kad išsipildytų Lėjos svajonė.